puikiai atrodot. Ačiū. Stengiatės. Kodėl Pupudėdė? Dėl to, čia galima sakyti, ne pats save pavadinau, liaudis praminė. Kūriau dainas, kūriau kupletus. Pats. Taip. Apie ir ką? kritikavau negerovės. Vieni kupletai buvo Seimo nariam, kiti kupletai buvo prezidentui. Ta darydavo prieš karinis Pupudėdė. Ir žmonės kažkaip rado panašumų ir bendrybių tarp prieš karinio Pupudėdės. Žodžiu, atgaivinote istorinę asmenybę, taip Nu taip, ir jie papraminė mane šio laikinių Pupudėdė. Supratau. Kaip jūs įvardintumėt savo veiklą? Kas tai yra? Kaip apibūdintumėt? Nu, mano veikla neapsiriboja vien tik tai dainavimu kupletų arba, kad ir estradinės dainas jau paskutiniu metu dainuoju, ar šitoje srityje. Aš ir daugiau kai ką darau. Ką dar? Mirtininko triukai dėl tėvynės. Supratau. Kažkam gali atrodyti, kad parodija, bet Vanago dukros nuomonė. Vanago sesers verkė ir man dėkojo. Supratau, aš sakau, turbūt tai priklauso nuo mūsų vertinimo. O ką jūs pasakytumėte tiems partizanams, kurie, sakys, parodija visą tai? Jau aš šitą dainą dainuoju 10 metų, ar jau kai vyksta partizanų suvažiavimas. Jūs per partizanų suvažiavimą dainuojate? Suvažiavimas išbandyta daina, visi mane sveikina ir visi buvę partizanai turi šitą kasetę, ar mane tik gyrė. Supratau, žodžiu, mes ačiū Dievui, nei vieno neužgausim. Tik tai priešai mano, kurie galbūt, kad dėl kažkokių priežasčių nori mane sukritikuoti, bando parodijuoti šitą dalyką. Ar kada nors gyvenime buvote apibūdintas keistuoliu? Nu, mes visi, kaip sakoma, šiek tiek esam individualų žmonės. Gal pas kai kurios daugiau to individualumo skirtinumo. O kaip jūs galvojate, jūs išskirtinis? Nu, kaip pasakyti, aišku, taip, nes turiu tokių bruožų, turiu tokių savybių, galbūt, kurios nebūdingos kitiems. Vieną kartą sugalvojau, ką čia paprasčiausiai padaryti dėl tėvynės. Nu, reikia, sakau, iš 4 km su 3 spalvę nušokti. Išmeta mane lėktuvas 4 km aukštyje. O kada nors iki to laiko buvot ką nors panašaus daręs? Nu, tada dargi vienas atvejis. Niekas neskrydo su 3 spalvės stačias ant lėktuvo sparno. Ir jūs tai padarėte? Tai padariau dėl tėvynės, padariau mirtininko triuką, kur rizikau gyvybę. Nesakiau savo giminėm, kad tą darysi, būtų neleidę. Tai, žodžiu, darote pačius įvairiausius dalykus. Vardan Lietuvos? Vardan Lietuvos. Ir ką galiu pasakyti? Mano šūkis nekopijuoti užsienio kažkokių režisierių ir aktorių, bet daryti įdomų savitumą. Ir būtent, kada aš dainavau tą dainą aviacijos tema, kilo mintis sukurti Lietuvai dainuojančio lakūno legendą. Įstojau Kaune į pilotų mokyklą. Įstojote į pilotų mokyklą? Paskelbiu visai Lietuvai ir visiems žmonėm, galiu, galbūt atveriu paslaptį. Gegužės mėnesį pamatysit, kaip aš pilotuodamas lėktuvėlį dainuosiu dainą Reikėjo berniukam. Super. Specialiai sakiau tą dalyką padaryk, kad nebūčiau dainininkas vaidinantis lakūną, bet notarus lakūnas pilotuoja lėktuvą ar dainuoja. Algimantai, bet dabar jūs taip gražiai šnekate apie Lietuvą ir tuos kilnius tikslus, o jūsų apranga tokia amerikoniško kaubojaus. Nu, aš galiu atsakyti rimtai, galiu su humoro spalvele. Kaip tik norit. Nu gerai, aš pasirinksiu vieną iš jų. Kada mes buvom tik Lietuva, tada aš ištisai būdavau kaip čia, su vėliavėlė, su 3 spalvė. Buvau nacionalistas gerąją prasme. O kada mes įstojome Europos Sąjungą, jau egoistiškai būti nacionalistu, reikia būti ir internacionalistu. Tai ten atstovauju tėviniai, o čia atstovauju Europai. O čia Europą galvojate? Taip, čia europietiška apranga. Čia europietiška apranga, tai čia atsiprašau, iš kurio krašto? Vakarietiška, gal ir kažkiek kaubojiška. Nu tai jau čia Amerika, kaip aš suprantu. Nu vakarai, ir Europa, ir Amerika, vis tiek vakarai. Supratau. Na kągi, ačiū Algimantai už pasirodymą. Dėkoju. Ačiū Jums.